diena. O, net nėra kur pasidėti dokumentų. Viskas tvarkoja. Labai prašom. Tai gerbiami susirinkę, tiesiog norėčiau šiandieną pranešti, ir kas jau viešai paskelbta viešųjų ryšių, kad Vilniaus apygardos prokuratūra dar iki švenčių baigė ikiteisminį tyrimą. Mes vadiname Makutinovičiaus Razvodovo baudžiamojoj byloj. Tai yra tie asmenys mūsų prokurorų yra kaltinami, kad po 91 metų sausio mėnesio Lietuvoje sukūrė antivalstybinę organizaciją pasivadinus UMONU, vykdė veiklą nukreiptą prieš Lietuvos valstybę, įvykdė visą eilę sunkių nusikaltimų, kas yra vertinami Baudžiamo kodekso 100 straipsnio dispozicijoje nurodytas veikas ir 103 straipsnio 1 dalyje. Už šitų nusikaltimų, už 100 straipsnį numatyta yra laisvės atėmimo maksimali bausmė iki gyvos galvos. Viso mūsų prokurorai inkriminuoja šiem dviem asmenim 15 nusikalstamų veikų. Aš tiesiog šiandieną turbūt dėl suprantamų priežasčių nenoriu ir nevardinsiu kokios konkrečiai veikos. Tai yra susiję su mūsų pasienio postų užpuolimais. Tai yra ginklų grobimai, žmonių sužalojimai, apšaudymai. Visas spektras tų veikų, apie ką jau ne kartą tiek istorikai, tiek jūs, gerbiami žurnalistai, esat rašę, minėję, rodę ir pasakoję. Dabar mes galim pasakyti, kad prokurorai šiandien dienai baigė savo darbą. Žinoma, procesas mūsų šalyje yra išties humaniškas ir su šita baudžiamosios bylos medžiaga bus sudarytos sąlygos ir galimybės susipažinti nukentėjusiesiems. O tokių nukentėjusių šitoje byloje mes jau turime nusistatę, arba tokių yra daugiau negu 30. Tame tarpe ir mūsų valstybinės organizacijos, tame tarpe muitinė, valstybinės sienos apsaugos tarnyba ir panašiai. Ir be jokios abejonės mes pagal galiojančias teisės normas privalėsim pateikti visą baudžiamosios bylos medžiagą, susipažinti šitų dviejų asmenų greičiausiai advokatam, nes be jokios abejonės aš manau, kad ir jūs tikit, kad šie asmenys tikrai netvyks į Lietuvą ir nesusipažins su baudžiamosios bylos medžiaga. Ir įvykdžius šitas procedūras, baudžiamoji byla bus perduota teismui įvertinti šitų asmenų padarytas nusikalstamas veikas. Norėčiau pažymėti, kad tokia byla arba toks procesas, asmens perdavimas į teismą jam nesant, yra praktiškai viena iš pirmųjų mūsų šalyje. Taigi, apsiriboti dabar laiku, kada konkrečiai bus perduota byla, aš tiesiog nedrįsčiau, nes išlaikyti tą procedūrą užims tam tikro laiko, o byloje yra surinkta ne mažiau kaip 20 tomų baudžiamosios bylos. Ir aš manau, kad nukentėję, bent jau aš būdamas nukentėjusio statuse, manau, kad su baudžiamąja byla tikrai susipažinčiau, nes išties man būtų tiesiog įdomu pačiam pažvelgti istoriją praėjus daugiau negu 20 metų po šitų veiksmų, kurie buvo vykdomi prieš Lietuvos Respubliką. Tai galėčiau pasakyti tiek trumpai, o jeigu bus klausimų, pasistengsim atsakyti. Prokurore, tai čia galima kalbėti apie kitus metus jau, kad teismas... Aš visiškai natūralu, kadangi procesas baigtas, prokuroras paskelbė apie tai, kad ikiteisminis tyrimas yra baigtas ir prasideda supažindinimo procedūra. Kiek tai gali užtrukti? 2-3 mėnesius, bet aš manau, kad tas procesas nebus toksai begalinis ir manau, kad kitų metų pirmoji pusė tikrai byla pasieks teismą. Ar galit patikslinti, čia tie įtariamieji, tai yra tiek medininkų, tiek sausio 13 bylose, ar čia negalima plakti vieną vietą? Jie sudalyvavo ir sausio 13 bylos fone ir medininkų. Egzistuoja keletas epizodų, kada buvo užpulta medininkų pasienio postas ir taip toliau, taip toliau. Tai spektras yra 15 nusikalstamų veikų yra jiem inkriminuojami. 15 epizodų? Taip. Dar kokį pasakyti, medininkas, medininkus... Aš tiesiog nenorėčiau, nes daug yra tokių tų pavyzdžių, tarkim, 91 metų sausio 27 dieną užpultas Lavoriškių postas, toliau 91 sausio 27
užpultas medininkų postas ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kad čia tų nusikalstamų veikų yra ženkliai daugiau, aš tiesiog nenorėčiau vardinti. Ar prokurorams yra žinoma jų buvimo vieta šiuo metu? Prokurorams yra žinoma, kad jų yra buvimo vieta yra Rusija. Rusija į mūsų nevienkartinius prašymus atsisako jūs užduoti. Kiek tokių prašymų buvo, galite patikslinti? Na, tikrai daugiau negu 3-4, tai tikrai. Dar kreipsitės? Žinoma taip. Žinoma taip. Nes ir paskirtas jiem kardomasis kalinimas, kaip kardomoji priemonė, yra išduotas Europos arešto orderis. Tai jeigu jie kirs Rusijos valstybinę sieną, jie besąlygiškai turi būti sulaikyti ir suimti. Prokurore, o kaip vertinat šitos bylos perspektyvą, jeigu kaltinamieji slapstosi? Vertinu pakankamai normaliai. Byla bus išnagrinėta teisme ir duotas teisinis įvertinimas. Tai tik tiek. Ar jinai gali būti išnagrinėta už akių? Jie ne tik gali, bet jį pagal galiojančias teisės aktus privalo būti išnagrinėta. Nes dar pasakysiu tiek, kad įgalino tos bylos judėjimą iš mirties taško įvardinti 2011 metus, kada Seimas padarė pataisas baudžiamojo procesinio kodekso ir kur leido mums tokius asmenys teisų už akių. Prokurore, ar yra tyriama dėl kitų Rusijos piliečių įtariamų šitoj byloj, kaip sausio 13 medininkų? Atsakau vienareikšmiai taip. O dėl Lietuvos piliečių? Matot, mes kalbam truputį siauresnė prasme, nes yra sausio 13 taip vadinamoji byla, kurią tyria šalies generalinės prokuratūros prokurorai. Tai tyrimo objektas daugiau yra tą pusę nukreiptas. Mes kalbame apie Omoną, taip vadinamą Omoną. Aš tiesiog ar yra kažkokių ar yra gal žmonių įtariamųjų, kurie lietuviai ar Lietuvos piliečiai dabar ir dėl jų gal kažkokių nusikalstamų veikų? Ar yra kokie tyrimai pradėti? Atsakysiu taip. Tiesiog aš nenoriu vardinti. Bet yra. Taip. Šitoj byloj lietuvių? Yra atskirtoj byloj tyriami ir nekurie epizodai. O kiek jų yra, gal galite? Na, aš tiesiog nenorėčiau vardinti skaičių. Jeigu lietuviai, tai Daugiau negu vienas. kokių procesinių veiksmų galbūt yra, kad galbūt yra sulaikyti? Kol kas sulaikytų nėra, nes atskirta iš tos bylos epizodai. Na, aš tiesiog nenorėčiau liesti, nenorėčiau kritikuoti mūsų kolegų, kurie 20 metų turėjo tą baudžiamąją bylą ir Vilniaus apygardos prokuratūra tą baudžiamą bylą gavo tik praeitų metų gruodžio mėnesį. Tai vertinkite tą situaciją. Aš manau, kad mūsų apygardos prokuratūros prokurorai padarė tikrai pakankamai didelį darbą, per metus laiką baigė tyrimą ir bylą perduos teismas. Kiek yra įskirtų bylų? Kol kas viena, bet pavardžių daugiau. Kalbėt apie nukentėjusius, kiek yra? Daugiau negu 30. O kaip prognozuojate teisme procesą? Čia jisai kiek gali vėl užsitęsti metų metus, ar čia? Matot, tą klausimą galėsit užduoti teismui, nes teisme prokuroras yra tokia pati procesinė figūra kaip ir advokatas ir visi kiti dalykai, turi vienodai teisų, o bylos procesas organizuojamas teismo. O jums žinomas priežastis dėl ko taip ilgai tęsiasi? Jūs sakot, per metus ėmėt ir padarėt, o štai 20 metų iki tol tarsi nieko. Tiesiog aš nenoriu kritikuoti kolegų, tai tiesiog norėčiau praleisti šitą klausimą ir nesinori niekada būti gražesniu už kitus. Mes esame visi vienodi, esame kolegos. Kai ko nepadarė jie, kai ką mes nepilnai padarėm, tai tiesiog palikim tą klausimą. Matyt, yra svarbiausia, kad byla pasiekė teismą, nors ir pavėluotai, dėja, bet pasieks teismą. O čia dėl prokurorų klaidų kalbės, ar vis tik dėl įstatymų galėtų būti? Ir dėl įstatymo taip pat. Tai turbūt viskas. Sveikatos, tvirtybės, gerų naujų metų ir sveikatos. Ačiū Jums.